įvairiausius iššūkius, ten dar kalbu ir viską pranešinėju ten. Man rašo keletą vaikų, kad tu esi faina, pasako apie tos vlogus, sakė, kad labai patinka, kad jos labai žiūri kai kuriam žmonėm, kad aš esu net ir geriausia youtuberė. Kai aš pradėjau kurti iš pradžių YouTube, kai aš kėliau savo pirmuosius video, gal 4 ir man nebuvo piktų komentarų. Bet kai jau paskui pradėjo tie subscriberiai kauptis ir paskui man tik pradėjo rašinėti. Aš nekreipiau dėmesio, aš tiesiog pasižiūrėjau, ištryniau ir viskas. Man nebuvo baisu. Jie pradeda su manim bendrauti, žinutes rašinėti ir taip toliau. Bet pavyzdžiui, kai jau yra tokie kaip ir suaugę, ten 18 metų, tai tikrai aš nekviečiu. Klausinėjom, su kuo bendrauja, kad jinai ten su bet kuo nebendrautų, iškart, kad pasakytų. Aš irgi nervuojas, kad ten gali koks būti draugė kokia, ten Javutė, o ten sėdi koks Petras, didesnio svorio negu aš. Tai pažiūrim ten, biškį patikrinam. Instruktuota, kad nebendrautų su tokiais vyresniais dėdėm ir tetom ir viskas. O su vaikais savo amžiaus tai nematom didelės problemos. Mes pražiūrim tos komentarus, kai kurios pratrinam, kur negražų žodžiai. O šiaip tai, nuo jų neapsiginsi, tai reikia vaiką augdyti, kad yra įvairiausių tų žmonių.